Už lango labai gražus miškas. Pabandysiu čia jau įsikurt ir sulaukti rytdienos. Ir va tokią gudrybę šiandien sugalvojau. Čia yra toks andekliukas ant sėdynės šildymui. Tai šį galvoju pasijungsiu, įkišiu į miegmaišį. Tikrai turėčiau nesušalt. Pamatuosiu, kiek turiu akumuliatoriuose elektros, kokia įtampa ir pamatuosiu ryte. Yra šansų ir neužsivesti ryte, galbūt išnaudos viską šitas kilimėlis, bet 12,8 voltų. Pažiūrėsim, kiek liks ryte. Tai ką, labanaktis ir susitiksim jau rytoj. Labas rytas. Miegojau tikrai puikiai. Ir šita sistema geriau negu kad alpinistų šiltas miegmaišis. Mano miegmaišis už 30 eurų iš senukų puikiausiai atlaikė šitą naktį. Tiksliau, aš miegmaišyje puikiausiai atsilaikiau per naktį. 6:46 atsikėliau jau. Kągi mano akumuliatorius rodys. Nieko savo, 12,51. Viskas. Gulbė gyva. Tai va, naktį praleidau sėkmingai. Dabar rengiuosi, darau pusryčius, verdu kavą ir važiuojam į Kupiškį. Šiandien daug įterpsiu tokių intarpų tiesiog, kad pamatytumėt, kaip aš važiuoju, be kažkokių ypatingų komentarų. Truputį gaila. Toks buvo gražus pravažiavimas, bet kaip įvažiavau, taip ir teko apsisukti ir grįžti atgal. Tai šiandien pirmas toks grįžimas. Čia nemažai kilometrų padariau, bet tai ką darysi. Pagal žemėlapį čia buvo Brasta pažymėta ir dar vienas išvažiavimas šalia Brastos, bet abu nunykę. Ir trečias vėjo malūnas Kupiškyje. Realizavau, apsiprekinau. Dabar kaip koks karaimas kibinus valgysiu. Ir kavos gavau. Negaišau šiandien laiko nei jokiai kiaušinieniai kept, nes diena trumpa. Tai geriau darbą padaryti, o pavalgyti jau paruoštą maistą. Taip šiandien smagu, vakar važiavau ir diena ėjo į pabaigą. Temo. O šiandien va, švinta. Kažkaip tai kelias į pabaigą. O gal ir ne. Čia atvažiavom į buvusi Žasinyčio dvarą. Kol kas matau tik tai tvartus, nes atvažiuoju ne iš paradinės pusės. O ar čia pamatysiu, ką įdomaus, tuoj sužinosiu. Nieko čia iš pagrindinių pastatų nelikę, tik tai tvartai ir seni medžiai. Ir dar viena brastelė. Vėl per Pivesą. Važiavau į Salamiestį. Čia yra ir dvaras, ir dvi bažnyčios.
Štai jums ir Salamiesčio dvaras. Būtų keista, jeigu Antašavoj dvaras būtų ne Antašavos. Tai jį ir pamatysiu tuoj. Tikiuosi. Čia kažkoks tvartas buvęs, o va iki pagrindinių rūmų nežinau, ar pavyks privažiuoti. Štai ir Antašavos dvaras. Per šitą brastą tai aš jau tikrai nevažiuosiu. Čia per Lėvenį brasta. Bet sustot pavalgyt, atsipūst, vieta visai nebloga. Pabandysiu aš čia užeiti į vidų. Mačiau, ten durys praviros. Jei nepavyks, tai bandysiu susiskambinti. Įdomu būtų užsukti vidų pažiūrėti. Durys atidarytos, vakar kažkieno tai vaikščiota, pėdos matosi. Bet toliau niekur ir nenueita. Nėra čia nei gyvos dvasios. Maršruto ruošimas eina į pabaigą, o kelionę baigiu ir matomai, kad jau atsisveikinsiu.